Aiškėjančios detalės dėl svarstomo NT mokesčio, prekybos karai tarp JAV ir Europos ir likusio pasaulio, Tesla akcijų griūtis, o tuo pačiu bendras rinkos bangavimas, kuris neramina daugelį. Tai ne tik antraštės, tai pokyčiai, kurie tiesiogiai paveiks tavo finansus, jei nežinosi kaip elgtis. Vėl, ar žinai, kaip turėtum elgtis, kas tau gali kainuoti daugiau, kur slypi tam tikros rizikos, o svarbiausia, kaip šią situaciją paversti tam tikrą galimybę. Jei investuoji arba planuoji pradėti, ši informacija tau tikrai pravers. Paspausk like ir subscribe, kad nepraleistum svarbiausių įžvalgų, o jei nori matyti, ką darau aš, kai rinkos tampa chaotiškos, mano portfeliai, kurie šiuo metu itin permainingų metų svyruoja ties kažkur 120 tūkstančių verte, atviri tau per nuorodas aprašymą. Gerai, dabar važiuokim prie naujienų. Lietuvoje siūlomas naujas būsto mokestis sukėlė nemažai diskusijų. Daug kas jam išties nepritarė, tačiau Finansų ministerija tvirtina, kad tai yra būtinas žingsnis stabilizuoti biudžetą. Jei šis mokestis bus patvirtintas, NT savininkams teks mokėti net už mažos vertės būstus, o tai gali keisti visą NT rinkos logiką Lietuvoje. Poveikis išties bus jaučiamas ne tik didmiesčiuose, bet ir mažesniuose miesteliuose, kur nekilnojamo turto kainos mažesnės, bet gyventojų perkamoji galia nėra tokia aukšta. Siūloma, kad NT mokestis būtų taikomas jau nuo 20 000 eurų mokestinės vertės, o tarifas galėtų siekti nuo 0,2 procentų iki 2 procentų per metus. Investuotojai taip pat turės persvarstyti savo strategijas, nes didesni mokesčiai gali sumažinti NT patrauklumą kaip investavimo priemonę. Judam toliau. Lietuvos bankas įspėja, kad prekybos karas tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos Sąjungos gali Lietuvai kainuoti iki 1,3 procentų BVP. Muitai didina gamybos kaštus, o tai gali lemti kainų augimą. Europos Sąjunga jau paskelbė atsakomąsias priemonės, kurios turėtų paveikti JAV verslus, tačiau kol kas atrodo, kad tikrieji pralaimėtojai bus tiesiog vartotojai. Jei perki importuojamas prekes, jau netrukus gali pastebėti jų brangimą. Nusprendei kurti naują verslą, kuris yra susijęs su gamyba, ko gero dabar yra puikus metas įsivertinti papildomas rizikas ir susidėti saugiklius, kurių tikrai gali prireikti. Eksportuojančios Lietuvos įmonės gali susidurti su naujais iššūkiais, jeigu Jungtinės Amerikos valstijos, jų rinka taps mažiau pasiekiama. Dabar, jeigu tiksliai, ES nuo balandžio mėnesio pradeda taikyti atsakomuosius muitus JAV plieno ir aliuminio importui. Taip sakant, akis už akį, kaip ir jūs mums 25%, tai ir mes atgal tiek pat. Tai tiesioginis atsakas į Trumpo administracijos tarifus Europos prekėms. Bet tokie tarifai gali stipriai paveikti Europos gamybos sektorių ir kelti dar didesnes įtampas prekybos rinkose. Taip pat Europos centrinis bankas sumažino bazinės palūkanų normas iki 2,5 procentų. Tačiau Lietuvos banko vadovas sako, kad kelionė tikėtinai nėra baigta. Tai reiškia, kad kreditai gali dar labiau atpigti, tačiau kartu mažėja ir indėlių palūkanos. Tai jeigu turi paskolą, tai gera naujiena, bet jei laikai pinigus banke, tavo kapitalas gali pradėti lėtai nykti arba pagreitintai nykti. Tai toks dar vienas signalas investuotojams ir neinvestuotojams, kad infliacija vis dar išlieka pavojumi ir todėl laikyti didelį grynųjų kiekį tampa vis mažiau prasminga, nes čia toks garantuotas praradimas ilguoju laikotarpiu. Rinkos spekuliuoja, ar Europos centrinis bankas tęs šį kursą, o tai gali reikšti dar daugiau pokyčių artimiausiais mėnesiais. Keliaujant per Atlantą, JAV akcijų rinka po didelių svyravimų pamažu stabilizavosi. S&P 500, Nasdaq'as, pagrindiniai indeksai pakilo po geresnių nei tikėtasi infliacijos rodiklių. Bet tai dar nereiškia, kad krizė atšaukta. Tarifų karas tarp JAV ir ES gali vėl supurtyti rinkas. Jeigu investuoji būtent tik į JAV akcijas, metas būti budriam ir apsvarstyti tam tikrą diversifikaciją. Rizikos faktorius išlieka aukštas, o technologijų sektoriaus įmonės gali būti tarp pirmųjų, kurios patirs galimus nuostolius dėl prekybos apribojimų. Būtent paskutiniam savaitėm dėl itin stipraus bangavimo susilaukiau itin daug žinučių visose savo soc platformose. Figūruoja tas pats klausimas, ar jau parduoti, ar ką daryti toliau. Visų pirma, džiaugiuosi už tuos, kurie visų pirma svarsto, o ne aklai priima sprendimus, nors iš pradžių jie ir gali atrodyti itin nenaudingi. Visiems, kurie itin daug pradėjo panikuoti, siūlau pažiūrėti į šį grafiką. Taip atrodė vieno populiariausių indeksų S&P 500 kritimas nuo savo absoliučios rekordinės viršūnės iki dabartinės kainos. Atrodo baisu, raudona ir visa kita. Bet čia norėčiau paskatinti tokiais momentais truputį atitraukti, taip sakant, žvilgsnį iš paukščio skrydžio. Štai paskutinių 5 metų rezultatai. O pačiame grafiko krašte matome kritimą, kuris buvo pandemijos metu, kai visam pasauliu išties atrodė, kad atėjo pasaulio pabaiga. Dabar palyginus tai su visų kitų judėjimų jis pasidaro visiškai bereikšmis. Net investavus aukščiausiame taške prieš pat pandemiją, šiandien tavo pinigai būtų padvigubėję. Bet kaip tada ignoruoti tokius judėjimus ir tas mini krizės? Čia aš ateinu į pagalbą, būtent tam esu sukūręs praktinį eksperimentą, kuriame investuoju su dollar cost average strategija, tai periodiniu investavimu, tiesiog
periodiškai mažom sumom, nepaisant kokia rinkos situacija yra tą mėnesį. Vėl, mano portfelius, kaip minėjau, galite sekti per nuorodą aprašyme. Jeigu dar neturit Freedom24 sąskaitos, reikės pirmiausia užsiregistruoti ir tada žiūrėti, kaip atrodo portfeliai. Tai funkcionalumas yra leidžiamas tik tiem, kas yra klientai. Vėl, atsidaryti sąskaitą yra nemokama ir tuo pačiu jums atidarys tokias didelės duris į investavimo pasaulį. Pakalbėkim truputį apie Tesla. Jos akcijos patyrė didžiausią kritimą per pastaruosius 5 metus. Visiškai panaikino milžinišką augimą po Trumpo pergalės rinkimuose ir kaina nuo metų pradžios smuko per 34%. Pagrindinė priežastis - susilpnėjusi paklausa ir konkurencijos augimas. Bet tuo pat metu Donaldas Trumpas paskelbė, kad pirks Tesla automobilį, kad palaikytų Eloną Muską ir kovotų prieš neteisėtą boikotą. Rinkose tai sukėlė dar daugiau diskusijų. Vieni teigia, kad tokie Trumpo veiksmai dar labiau sutapatina Tesla su politinė kompanija ir su tam tikrom sąsajom, kas dar labiau aštrins vartotojų santykius. Kiti analitikai teigia, kad tai laikinas svyravimas ir ilgalaikė Tesla vertė nesikeičia. Treti mano, kad šis smukimas yra platesnės tendencijos pradžia, nes elektromobilių rinka bręsta, o konkurencija iš Kinijos stiprėja. Kinija taip pat sureagavo į JAV tarifus ir paskelbė atsakomąsias priemonės, kurios tiesiogiai smogs JAV ūkininkams. Čia sojų pupelės, kukurūzai, jautiena, kiauliena, nuo šiol visa tai apmokestinama papildomais 10–15% tarifais. Tai reiškia, kad JAV žemės ūkio sektorius gali prarasti svarbią eksporto rinką, o ūkininkai milijardinės pajamas. Dar vienas signalas, kad prekybos karai gali turėti ilgalaikių pasiekmių tiek ekonomikai, tiek investuotojams. Rinkos nuolat juda, o geriausiai investuotojai nelaukia, o veikia. Jei dar nepradėjai investuoti, sakyčiau, pats laikas apsvarstyti, kaip apsaugoti savo finansus nuo infliacijos ir ekonominių permainų. Net mažomis sumomis, tiesiog periodiniu investavimu, gali sukurti tikrai stiprų finansinį pagrindą ateičiai. Dabar, jeigu nori pamatyti, kaip tai darau aš, kaip minėjau, nuorodas aprašyme, bet taip pat sakyčiau, kad diskusija čia nesibaigia. Prisijung prie Facebooko grupės, čia mūsų bendruomenė 2000 aktyvių narių, nors grupiai mažiau negu 6 mėnesiai. Tai visos nuorodas aprašyme, užsuk, pasižvalgyk ir diskusijos dažniausiai atveda prie protingų sprendimų. Taip pat, jei turi klausimų, palik juos komentaruose ir juos atsakysiu per kiekvieno šeštadienio klausimų ir atsakymų epizodą. Paraleliai čia paliksiu paskutinį epizodą, kur atsakinėjau į ten 20–30 skirtingų klausimų. Tiek šiam kartui, nepamiršk paspausti like, spustelk ant šio video ir su iki susitikimo sekančiame epizode.